Remigijaus Paulionio sportinė karjera prasidėjo įprastai, kaip ir daugelio Lietuvos jaunuolių. Iš pradžių krepšinis, karate, dziudo, pankratijonas, o atvykus studijuoti Vilniuje Remigijaus gyvenimą pasibeldė Muay Thai. Šis sportininkas nuo daugybės kovinį sportą propaguojančių žmonių skiriasi tuo, kad treniruotis pradėjo būdamas net 24, tačiau jau spėjo sudalyvauti profesionaliuose kovose, bei atgaivino Lazdijų sporto klubą Sakalas, kuriame jau treniruojasi per 30 jaunuolių. Organizuoju varžybas, turnyrus. Falcon Fight dabar mano bus kasmetinis turnyras. Pažadu tikrai šiais metais labai stipriai prisidėjau prie Lietuvos Muay Thai sąjungos organizuojamų Lietuvos Muay Thai čempionato, kurį stipriai pats padėsiu organizuoti Žydrūnui, viską darysiu Lazdijuose, tai irgi pirmą kartą. Tiesiog ringą netgi pirmą kartą Lazdiokai išvydo mano dėka, tikrą ringą atitinkančius pasaulinius standartus. Man atrodo, kad sekasi, man patinka, nes vien išgirdus žodį Muay Thai širdis blaškosi, dreba. Kol Remigijus negrįžo į Lazdijus ir nepradėjo populiarinti Muay Thai, jaunimas apie šį kovinį sportą tebuvo girdėjęs ar skaitęs, o dabar klubas organizuoja tarptautinės varžybas, kuriuose startuoja ir geriausi Sakalo auklėtiniai. Rokas Čepanonis ne tik kasdieną treniruojasi, tačiau lydi treneriai į seminarus bei varžybas. Sportininkas atskleidžia, kad Remigijus ir mokytojas, ir draugas supažindinęs jį su šio sporto pagrindais. Neslėpsiu, kad mūsų jaunimas yra pakankamai pasyvus, bet ką atnešė tas Muay Thai? Muay Thai atnešė kažką naujo, niekad nebuvę, niekad negirdėta ir galbūt neregėta, bet aš Muay Thai domėjausi nuo pat senovės, nuo pat mažų dienų, norėjau sportuoti ir kaip tai pasakė galimybė iškart pradėjau eiti. Man, nežinau, tiesiog gyvenimo būdas. Jei prieš 6 metus Remigijus nebūtų atsitiktinai apsilankęs sostinės Muay Thai sporto klube Vendeta, Lazdijai greičiausiai neturėtų savo sporto rinkties. Dabar Lietuvos Muay Thai sąjungos prezidentas Žydrūnas Lesiūnas džiaugiasi, kad turi tokį žmogų, kuris ne tik myli šį sportą, tačiau ir visokeriopai prisideda prie jo vystymo šalyje. Atėjo treniruotis ir per treniruotės toliau prisijungė prie to bendro organizacinio darbo. Organizuoti kažkokią turi gyslelę organizatoriaus, labai atsakingai imasi iškeltų uždavinių ir gerai tvarkos su tom užduotim organizuodamas turnyrus. Remigijus kuklinasi kalbėdamas apie svajones, bet sako, kad visos jos sukasi aplink sportą ir gimtąjį miestą, bei prideda sunku treniruotėse, saugu gatvėje. O svajonė tai kažkuo prisidėti prie sporto, būtent prie Lietuvos Muay Thai sąjungos. Gal kada savo lygą įkurti tokį atskirą sportą, nežinau. Tiesiog, kad nors Lazdijam parodyčiau Tailando boksą, kažkokių naujų vilčių įveščiau.